Labas. Smagu, kad įsijungiai Dzenklopediją. Už lango lyja. O aš jau taip laukiu vasaros, kada bus šilta, atostogos, tada galėsiu keliauti. O dabar matau pro langą, kaip lyja. Na, išeinu pataškyti balų ir galvoju, kad vanduo taigi vis atkeliauja. Tad šiandien papasakosiu, kaip vanduo gali keliauti. Ar tu žinai, koks keliauninkas yra vanduo? Gal esi girdėjęs arba girdėjusi, kas yra vandens apytakos ratas? Skamba kiek keistai. Todėl šiandien papasakosiu istoriją, kaip mažas vandens lašelis keliauja. Vieną saulėtą vasaros dieną mažas rasos lašelis gulėjo ant dobilėlio lapo pievoje. Ta rytą saulė taip kaitriai šildė, kad jis pamažu garavo ir taip kilo aukštyn, kol susijungė su daugybė kitų lašelių debesyje. O ten buvo linksma. Jis įsikibęs plaukė dangaus platybėmis su kitais lašeliais iš pievos. Kol vieną dieną atėjo žiema, šaltis apglėbė debesis ir mažas lašelis pavirto snaige. Oi, kai buvo smagu leisti žemyn, snaigės lėtai sukosi ore, kol nusileido ant šalio stogo. Tada mūsų mažasis draugas ten vėl susitiko savo bičiulius. Gulėjo jie ilgai, užkloję žalią stogą storų sluoksniu, kol šiltas saulės spindulys pradėjo tirpdyti sniegą. Taip snaigiukai ir snaigutės pamažu tirpo ir varvėjo. Tačiau netrukus nakties šaltis mūsų mažąjį draugą užšaldė į plėskantį varveklį kartu su kitais jo bičiuliais. Dabar varvekliukas kabėjo ant stogo krašto ir stebėjo pasaulį. Pro langą matė šiltus ir jaukius namus, kur gyveno šeima. Kiekvieną vakarą varvekliukas girdėjo džiaugsmingus juokus ir stebėjo, kaip katinas guli ant palangės, kaip vaikai puošia eglutę, kepa sausainius ir laukia kalėdų. Po to varvekliukas sulaukė ir naujųjų metų. Ilgai jis kabojo ir prisiminė savo kelionę debesyje, kol pagaliau atėjo pavasaris. Vis išlįsdama saulutė pakuteno varvekliuką savo spinduliais, kol galiausiai jis prapliupo juoktis ir pradėjo tirpti. Kapt. Ir jis nušoko ant palangės. Nusirito ant žemės ir į ją susigėrė, keliavo jos gelmėmis, kol pasiekė upelio versmę. Kaip smagu, lašiukai šokinėja per akmenėlius, nardo tarp vandens augalų ir labinasi su pavasariniais ančiukais. Kai upelis įtekėjo į ežerą, lašelis galėjo pailsėti ir sūpuotis kartu su bangelėmis, stebėti auksinius saulėlydžius ir svajoti. Netrukus atėjo karšta vasaros diena. Vaikai pradėjo taškytis ežere ir lašelis, pasiilgęs linksmybių, įsikibo į šviesias mergaitės garbanas. Taip mergaitė nunešė lašelį į krantą
ir ant pievos nugrėžė savo auksinius plaukus. Lašelis pliumptelėjo ant dobilo ir vėl laukė, kada saulė jį paglostys savo spinduliais. Taip besisukdamas vandens apytakos rate, mažylis vis keliauja iš naujo ir iš naujo, patirdamas nuostabiausius nuotykius. Štai taip ar panašiai atrodo daugybės vandens lašelių kelionė. Jeigu tu šiandieną lauke matei balutę, tai stebėk ją, kai ji išnyks, tai reiškia vanduo jau vėl pradėjo savo kelionę. Gal ten tas pats lašelis, apie kurio kelionę jau žinome. Tu ir aš galime tik įsivaizduoti, kiek daug mažas vandens lašiukas gali keliauti ir patirti.